va pažiūrėk, kaip šitas atrodo, va čia šitas atostogauja, va čia šitas kūrybinį projektą išleido, o tu guli lovai ir taip skrolini. Sakyt, kad ten yra baisiausia, tragiškiausia, ten negali žiūrėti ir ten jie miršta, kaip jiems ten baisu. Tu vis tiek tiesiu nugarą stovi. O aš 102 tą dainą. Gabrieliau, jūs ten kiekvienas gabalas hitas ir tu sakai, o ką man švaistyti jūsų brangų laiką? Žiūrėk. Yeah, in the house, Gabrielius Vagelis. Pradedame. Sveiki visi, įsijungia dar vieną Vilnius Tech kūrybinių industrijų fakulteto organizuojamą podcastą pavadinimu Atlantų balkonas, kur čia yra šviežiausios aktualios ir įdomiausios asmenybės iš kūrybinių industrijų pasaulio. Jeigu jūs toje sferoje sukatės arba norite suktis arba studijuojate, jūs nenorite išjungti dabar savo ekrano. Dėl to, nes šiandieną svečiuose šalia manęs, aš jaučiu jau jo charizmą, yra nepakartojamo šarmo atlikėjas, kurio balsas užkariavo tūkstančių širdžių, o dainos nepalieka abejingų. Jis vienas ryškiausių šių dienų Lietuvos popscenos veidų, dainų autorius ir atlikėjas Gabrielius Vagelis. Sveiki visi, labas Kristupai. Sveikas gyvas, kaip gera, kad tu pas mus Atlantų balkone, išties. Man irgi gera, smagu būti čia, jau tikrai ne pirmą kartą, viskas pažįstama ir kaip namie biškai jaučiuosi. Kaip to mūsų ekranas? Tobulas, su Atlantida. Sakyk, gražu. Aš ką tik buvau pasirašęs pristatymą, bet kaip tu pats pristatytum save žmogui, kuris visiškai apie tave nėra nieko girdėjęs ar matęs? Kaip aš prisistatyčiau, šiaip manau, kad pagrindinis dalykas, ką pasakyčiau, kad turbūt esu muzikantas, visa kaip įmanoma to žodžio prasme, tai turbūt ir kūrėjas, ir dainininkas, ir atlikėjas. Šiaip geriausia, žinai, kad nepristatinėti, o tiesiog pabendrauti ir viskas būna. Mes čia to tam ir susirinkom ir taip pat taip darome su daug kūrybinių industrijų žmonių, bet šiandieną labai džiugu čia tave turėti. Ir šiaip įdomu, atlikėjas, garsus scenos žmogus, žvaigždė, Gabrielius Vagelis, aplinka sukas dabar tavo dienos? Aplink kelionę. Tai yra mūsų koncertinis turas, kuris yra jau gerai pusėjęs ir perkopęs į antrą savo dalį. Tai šiuo metu tai yra pagrindinis, ko užsiemu. Ir šiaip galvoju, kad labai noriu grįžti vėl šiek tiek į kūrybą, nes esu ne tai, kad pametęs jos, bet turbūt palikęs nuo šaly. Nes to laiko nėra per daugiausiai ir kažkaip noriu... Kitas dalykas, ne tik pabandyti kurti dainas su kažkuo, bet pabandyti tas pačias aranžuotės ir visą instrumentalą pasidaryti pats, nes aš šiaip mokiausi to, bet man tuo metu tai nelabai patiko ir aš stengiausi kaip įmanoma praslysti pro tuos darbus, nes aš širdį esu tikrai songwriteris, nes tai yra du skirtingi dalykai, tai yra songwriteris ir yra produceris. Songwriteris yra tas, kuris rašo melodijas, kuria žodžius, o produceris, kuris po to padaro tą galutinį rezultatą iš dainos. Tai aš biškelį noriu pasigilinti į tą produsavimo veiklą, bet čia labiau ne kas dabar, bet kas artimoje ateityje turbūt laukia ir ką noriu išbandyti. Labai įdomu, nes šiaip bendrai paėmus kūrybinio pasaulio žmogus greičiausiai gabiausias yra tas, kuris moka daugiausia dalykų padaryti. Toks vieno žmogaus orkestras. Ar pritartum ar ne? Žinok, ne. Aš ne visai pritarčiau, nes man atrodo, universalumas tai nėra kažkoks didžiulis pliusas šitoje vietoje. Nes man toks automatiškai, kai sugeba labai daug visko padaryti, tai klausimas, kaip tuos dalykus gerai sugeba padaryti, nes, vis tiek mes dažniausiai gambus esame kažkokioj srity ir kažkokioj sferoje, o jeigu mes jau viską labai stipriai apimame, tada gal savęs irgi šiek tiek pametame ir nebūtume gal toks profesionalas vienoje vietoje, kaip galėtume būti. Be abejo, kad tai gali būti tikrai ne viena sritis, bet jeigu tai yra ten 10-15, tai aš nežinau, bet gal tiesiog aš nepažįstu tokių žmonių ir pats toks nesu. Aišku, kad yra genijų, kurie sugeba tai daryti, bet man atrodo, kad nedidelis procentas ir vis tiek didžioji dauguma žmonių kažkaip susiranda savo vieną tą pagrindinę veiklą ir stengiasi joje tobulėti. O tai gerai, jeigu tada yra kelios sritis, kur žmogus gali būti gabus, kokios tai būtų tavo sritis? Songwritinimas, atlikimas. Muzika, tada aš turiu, man taip atrodo,
kad turiu visai neblogą estetikos pojūtį. Faktas. Ačiū. Ačiū. Ir aš kažkaip sugebu gal tuos dalykus pamatyti šiek tiek kitaip, negu tiesiog žmonės mato. Ir aš žiauriai mėgstu interjero dizainą. Ir pastaruoju metu stengiuosi daugiau užsimti tą veiklą ir save realizuoju ten. Sako, kad žmogaus pasirinkimas interjero dizaine atspindi jo sielą. Ir šiaip įsivaizduoju, kad tokioje pozicijoje, kokioje esi tu, su tokiu unikaliu įvaizdžiu, kokį turi, vis dėlto Instagrame tavo handlas yra gražuolis. Taip. Pradėkime nuo to. Tai labai įdomu, kaip šiaip tavo srity, muzikoje, visam šitam pramogų pasaulyje, kiek stipriai yra svarbus įvaizdis. Galbūt prekinis ženklas, ar tai panašu, ar nepanašu, ar estetika susijungia su tuo. Aš žinau, kad labai svarbu, nes kiekvienas žmogus, kuris yra matomas, jis turi, ne tai, kad turi, bet aš manau, jam labai daug prideda išvaizda. Ir išvaizda turiu omeny, kad ta būtent, kuri atspindi patį žmogų, kuri atspindi asmenybę. Ir kitas turbūt svarbus dalykas yra tas, kad labai svarbu, kad tas žmogus gerai jaustųsi tame įvaizdėje. Nes būna taip, kad turbūt, nežinau, gali pasimtyti didžiulę komandą, tave gali padaryti vienokį ir kitokį, kuris jiems atrodo, kad turi atrodyti gerai, bet jeigu tu pas nesijauti gerai, tai automatiškai manau, kad ir žmonės tai mato ir jaučia. Tai svarbu, kad tu jaustumėsi gerai ir ir būtent aš jaučiuosi gerai, save išreikšdamas taip, kaip išreiškiu. Ir tai irgi keičiasi šiaip per metus iš tikrųjų. Ta prasme, ten, kur pasižiūri gal prieš 5-6 metus, ką vilkėjai, kaip atrodai, gal dabar tu to nebedarytum, bet tuo metu tai atrodė, kad yra pats geriausias pasirinkimas, koks tai gali būti. Ir aš visiškai esu už, man atrodo, to gyvenimas yra įdomus ir fainas, kad tu niekada nežinai, kur tu nueisi ir kur tave nuves, ir kaip tu atrodysi ar pasikeisi po 5 metų. Jo, sako, vienintelis pastovus dalykas gyvenime yra pokytis. Tarp kitko, visiškai teisingai. Pritariu. Bet spėčiau, kad įvaizdis vis tiek yra nemaža marketingo dalis. Man įdomu iš tavęs kaip profesionalų išgirsti, kaip susiję šie dalykai. Tai toks, kuo patrauklesnis įvaizdis, ar tuo sėkmingiau, tarkim, muzika yra vartojama žmonių? Aš manau, kad taip, yra tikrai tiesos ir gal čia irgi yra momentas, kad kuo universalesnis įvaizdis, kuo daugiau žmonių jis patinka, to automatiškai, visiškai natūralu, kad daugiau žmonių tavim domėsis ir norės tave žiūrėti, norės tavęs klausyti. Bet man kažkaip patinka šokiruoti visai žmonės, bet tai nėra dėl to, kad aš būtent noriu šokiruoti, bet man taip išeina kažkaip. Ir po to, kai tai prasidėjo kažkada su tais visais įvaizdžiais ir su tom reakcijom visom žmonių, tai supratau, kad man tai patinka. Man patinka, kai žmonės kraustosi iš proto, kai jie gali ten, aš nežinau, sakyt, kad ten yra baisiausia, tragiškiausia, ten negali žiūrėti ir ten jie miršta, kaip jiems ten baisu. Tu vis tiek tiesiai nugarą stovi. O aš 102 tą dainą, ta prasme. Bet to irgi vis tiek reikia išmokti, nebuvo toks dalykas, su kuriuo buvai. Taip. Tai yra irgi šiaip gana natūraliai turbūt atsirandantis dalykas per visus tos metus, kuomet tu esi scenoje, vis tiek tu augi irgi, tu kažkaip dėliojasi savo galvoje tas mintis, dėliojasi, kas tau yra svarbu, kas tau nėra svarbu, kurių žmonių nuomonės tau turėtų daryti kažkokią įtaką ir kurių tau yra visiškai nesvarbios turbūt. Tai būtent taip ir kažkaip ypač dabar tiesiog visą laiką užjaučiu aš tos žmonės, kurie atrodo tą savo tulžį visą atėję į socialinės medijas išlieti ir kažkaip ir liūdna, ir gaila, nes supranti, kad visa tai, ką jie sako, tai yra ne apie tave, tai yra apie juos. Veidrodžio principas, tas savotiškas. Ką žmogus sako apie kitą, tai greičiausiai jis taip pat ir jaučiasi. Būtent. Tai va šitas yra skaudus dalykas ir tada tiesiog svarbu turbūt palikti už savęs tai. Jo, iš tiesų. Vis tiek vien su estetika ir gerais įvaizdžiais tu nebūtum, kur dabar esi. Oi, ne, man labai įdomu, tiesiog kur prasidėjo tas visas tavo kelias ir aš kalbu netgi nuo pat mažų dienų. Gal ten tėvai pasakojo, kaip tu ten buvai kūdikis ir ten mušiai kažką į ritmą, gal ten pradėdavai kažką niuniuot dainuoti ar kažkur galvą linguodavai. Pati pradžia. Patys pirmi kartai, kuriuos ir aš daugmaž prisimenu, bet labiau gal atsimenu tada, kai pasakojo tėvai, kad buvo man apie, nežinau, turbūt darželį, ten laikai dar iki mokykliniai, 5 metai, 6. Ir
aš žiauriai mėgdavau dainuoti, tiesiog. Ir tu klasiškai išgirsti kažkokią dainą, kur tu nei vieno žodžio nesupranti angliškai ir tu bandai atkartoti kažką. Ir tada ta muzikinė klausa, jinai labai padeda ir tu daug maž gali tai atkartoti, nors nesuprasdamas, ką tu ten dainuoji. Ir vieni pirmų kartų buvo tokie, kur aš ir dainuodavau, ir šokdavau, ir prisimenu, kad rodydavau mamai tos pasirodymus, nes mama mano buvo saugi vieta, kurią aš galiu viską rodyti ir kažkaip tais pasitikėjau 120%. Ir mama visą laiką sakydavo, bet Gabrieliau, tai tu gal ir kitiem parodyk. Ir sakau, ne, tikrai aš nieko nerodysiu, aš nenoriu, aš kai sakau norėsiu, aš tada ir parodysiu. Tai ten buvo tie pirmieji kartai, tada mane užrašė muzikos mokyklą, ten pradėjau lavintis muzikoje, tai buvo, įvairūs dalykai, klasikiniai muzikos mokyklų, pradėjau groti instrumentais, pradėjau ir vokalą mokytis, choras, muzikos istorijos. Ir kažkaip visa tai po to atėjo iki mano pirmo muzikinio projekto, į kurį pats susirašiau niekam absoliučiai nesakęs. Tai buvo Chorų karai. Jo, man buvo, dabar galvoju, gal ir 14 metų buvo, 14-15. Tavo labai gerai padaryto svetainėje apie tave, www.vagelis.lt, būtinai pasižiūrėkit, labai gera svetainė. Tenais yra parašyta, kad buvai 15. 15. Tai va, tai buvo 15, žinok. Ten nemeluoja šitą svetainę. Čia yra vien tiesa. Oho, bet būnant 15 ir iš karto, kiek atsimenu, Chorų karai tuo metu buvo labai ant bangos projektas, labai daug dėmesio. Išprotėjo, tenai buvo dėl to projekto. Ir aišku, matai, Chorų karai gal yra ne apie vieną atlikėją, tai yra apie tą visumą, apie tos visus žmonės, kurie yra ten. Tai aš kažkiek dainuodavau solo, bet tai nebūdavo labai daug. Bet prisimenu, vis tiek to dėmesio būdavo ir mes po to važinėdavom po visą Lietuvą su koncertais ir su tuo choru koncertuodavom. Tai man kaip 15 metų vaikui, ten per naktis važiuoji kažkur, ten su autobusais, ten paryčiais grįžti, ten visas tas jo šurmulys, dėmesys, tie patys klubai, tai būdavo daug, bet man tai patikdavo. Patikdavo, nes norėjau paklausti, ar nebūdavo per daug kartais? Ne, nebūdavo. Ne, kai tu esi jaunas, taigi tu visko nori, atrodo, kad, nežinau, tą patį pasaulį užkariausi, bet, ir gali užkariauti tą pasaulį, bet nuovargio tokio kaip tikrai nebūdavo ir atrodavo, kad norisi dar ir vėl važiuoti, ir vėl tai daryti ir toliau tęsti. Ok, tai Chorų karai, didelis televizinis projektas, žiauriai daug akių, žiauriai profesionalis pramogų tokia scena įsivaizduoju. Ar tai tau padėjo pasiruošti tolimesniems žingsniam, kas tavęs laukia po to? Ir šiaip, kas tavęs laukia po to? Čia tokie du klausimai. Du klausimai. Tikrai padėjo. Aišku, kad taip, nes kiekviena patirtis, man atrodo, jinai yra svarbi ir jinai vis tiek tave moko kažko, tu iš to bet kokiu atveju įsineši. Tai taip, ten buvo mano toks kaip ir pradžia ir tas pamatas visos tos viešumos, bet aišku, kad turbūt didesnė dalis tos mano svarbios pradžios buvo Lietuvos balsas, į kurį nuėjau po to iš karto po šito projekto. Irgi prisimenu, užpildžiau aš anketą ir kažkaip nieko nesakiau nei tėvam, nei draugam ir galvojau, jeigu aš gausiu, tada aš pasisakysiu, o prieš tai kažkaip visiškai nenorėjau, nes kur dažnai būna, atrodo, tu ten tariesi, tau labai svarbu ir tu nori, man aišku buvo svarbu, bet to pačiu aš toks esu, kad jeigu aš žinau, kad aš to noriu, manęs niekas neperkalbės. Ir jeigu aš žinau, kad aš to nenoriu, taip pat, jūs stenkitės, nesistengit, bet be šansų. Tai va ten buvo taip, kad aš nuėjau, man pasisekė, mane pakvietė ir tada jo, solinė karjera prasidėjo būtent nuo Lietuvos balso. Bet labai įdomus momentas, kodėl niekam nesakei iš aplinkos? Šiaip dabar aš net neprisimenu tiksliai kodėl, va tiesiog mano tokia buvo nuotaika. Žinai ką, jaučiu, kad nenorėjau, kad nervintų žmonės papildomai. Nes automatiškai būtų prasidėję, kad o tai kaip čia, tai kada, čia visa kita ir tada man turbūt ta pati emocija irgi pereitų, tada aš gal pradėčiau, nes aš tai visiškai nesnerinau, nesparinau, galvojau, kad kaip bus, tai bus. Ir va, kažkaip ir pasisekė. Geras, nes šiaip labai įdomu, žmonės sako, jog jei kažką jau darai ir kažkam ruošiesi ir tai yra tavo toks passion projektas labiau, tai kuo mažiau ausų tai girdi aplinkui, tuo yra geriau, kažkaip tuo labiau tu turi savo tą ramybę ir sutelktumą savyje. Tai va visiškai gali būti, kad panašiai jaučiu ir jaučiausi. Dar taip pat, tavo nuostabioje svetainėje, tarp kitko, radau informacijos
vagelis.lt. 2014 metais išvykai į Londoną, ar teisingai? O, esu, taip. Labai įdomu, labai įdomu. Kokie buvo lūkesčiai važiuojant į Londoną ir realybė? Lūkesčiai buvo tokie, kad norėjau viską palikti čia, kas buvo tuo metu, nes man jau visai neblogai sekėsi, mes leidom dainą po dainos ir aš turėjau vadybinę kompaniją, su kuria dirbau, bet aš nebuvau iki galo patenkintas turbūt ir tą muziką, ką mes darėm, ir apskritai, kas vyko, kaip mane formavo, ir aš jaučiausi, kad ne visai esu toje vietoje, kur turėčiau būti. Na tiesiog, turbūt toks vidinis. Ir šiek tiek norėjau pabėgti ir tas Londonas ir Anglija tiesiog buvo tokia labai gera vieta, šiek tiek pasitikrinti save, pabėgti nuo to, kas buvo čia, tuo pačiu nepaliekant visko likimo valiai absoliučiai, nes tiesiog padariau tokią mini pauzę, turbūt. Ir aš ten įstojau į music production, man atrodo, žodžiu, muzikos produkcija irgi buvo. Bet pačios studijos tai ten buvo, na, tikrai niekinės. Čia tai buvo geriausia, kur žmonės buvo priimti į universitetą, kurie net nepažinojo natų, pavyzdžiui. Ir mes turėjome paskaitą, kur mes mokėmės ant fortepijono groti natas, tokia bendra paskaita. Ir aš prisimenu, kad tai buvo viena paskaita penktadienį. Iš pačio ryto, man iki jos, apskritai, iki universiteto reikėjo važiuoti 1,5 valandos ir aš galvoju, o viešpatė, kiekvieną tą penktadienį reikia važiuoti 1,5 valandos, tam, kad turėtum ten valandos laiko. Paskui tai grįžti atgal, kur, na, tu negauni absoliučiai nieko iš jos. Tai čia buvo vienas tik tais, dėkui. Kaip ir tu sakai, ta patirtis vis tiek prie kažko vedė. Tai... Jo, aišku, tai puikiai supranti, kad tau to nereikia ir tu gal nori grįžti atgal. Visiškai aš taip ir padariau, nes kitas dalykas, tai mokslai tai dar buvo mokslai. Bet apskritai savijauta ten, aš jaučiausi kaip lyg būčiau nenamie. Ir aš labai pasilgau Lietuvos, pasilgau šeimos, pasilgau draugų, visko, ką turėjau čia, nes tikrai turėjau labai saugią ir stiprią aplinką, kurios visiškai neturėjau ten. Ir supratau, kad man reikia grįžti atgal. Tai aš tuos metus ten prasimokiau ir tada įstojau į LMT ir studijavau iš esmės tą patį tik tai Lietuvoje. Ir vis tiek tai buvo geriau, nes jo. turime reklamuoti Lietuvą labiau. Pat pavyzdžiui. Anglija. Taip. Kam ta Anglija, kai turim gerą Lietuvą? Ir baigiai savo studijas ir kaip, kas dar buvo svarbaus, kaip galvoji tavo gal sielai, tau kaip asmenybei, kelionėje iki dabar, iki šio momento, nuo studijų baigimo. Tikriausiai velniškai daug. Kas buvo svarbaus? Kas buvo tokio formuojančio, vadinkim, arba... Žinai, kai būna, kai važiuoji link kažkokio tikslo ir pakeliui būna stotelės, kur sustoji, pasiemi, pailsi ir toliau važiuoji. Okay. Tai kokios tai buvo stotelės? Įdomu tiesiog taip paklausti. Šiaip visų pirma, tai labai džiaugiuosi, kad universitete turėjau savo nuostabų pagrindinio dalyko dėstytoją, kuris man leido laisvai reikšti save ir... Pavyzdžiui, kiti dėstytojai buvo, kurie, kadangi mūsų programa šiaip apskritai buvo nauja tuo metu, tai buvo elektroninė muzikos produkcija, kažkas tai tokio. Ir prieš tai jinai būdavo klasikinė visą laiką, tiesiog kaip klasikinis kūrinių rašymas ir vis tiek dėstytojai labiau buvo linkę žmonės sukti tą klasikinę linkme. O mano dėstytojas leido daryti, žodžiu, ką aš įsivaizduoju, ką aš noriu. Buvo ir tos klasikos, bet irgi labai moderniai, per tą modernumo prizmę žiūrint. Ir aš prisimenu, kad mes puikiai su juo sutarėm ir dabar prisimenu tik tai geriausiais žodžiais, kur tikrai daug labai iš jo išmokau. Ir tiesiog gal to pačio ir santykio kartu su žmonėmis, kaip tu gali kiekvieną dalyką skirtingai pažiūrėti, kaip tu gali duoti laisvę, tuo pačiu nurodydamas kelią. Nes kartais būna taip, kad žmonės tiesiog, pasako vienaip ar kitaip ir tu negali rinktis nieko, o ten buvo taip, kad tau ir duoda, ir tu gali, bet labai tas geras gairias tokias padiktuoja, kuomet gal tu pats supranti, ko tu nori ir kaip tu nori tai padaryti. Tai čia turbūt buvo geriausias dalykas iš universiteto. O po to buvo taip, kad aš, pavyzdžiui, tą patį savo pirmąjį albumą iš dalies parašiau universitete ir tai buvo, man atrodo, toks
kertinis dalykas to solo karjeros link, nes tas pirmasis albumas, na, jis bet kokiu atveju yra svarbiausias ir didžiausias dalykas, nes, na, žmonės tik tai pradeda susipažinti su tavim ir tai yra toks jau kaip ir to laiko, kuris ėjo nuo tavo pradžios kūrybos iki to būtent taško. Nežinau, sudėjimas tiesiog visų svarbiausių tų dainų, visų dalykų į vieną vietą. Tai aš kaip bakalaurui rašiau albumą ir po to mes jį išsileidom kartu. Ir dar tarp kitko dalyvau Eurovizijoje, būdamas ir mokydamasis LMT. Geras, kokia čia pramogų pasaulio scena, visi trokšta Eurovizijoje būti. Jo, čia kažkaip tai irgi yra toks dalykas, kur visiems atrodo, kad ne tai, kad atrodo, bet taip ir yra. Ta prasme, Eurovizija tai yra labai, aš manau, kad gera platforma parodyti ir savo kūrybą, ir save taip pat. Ir prisimenu jo, ir ta prasme, ir su kitais dėstytojais mes kartu įrašinėjom tą kūrinį ir ten visi, žinai, palaikė žiauriai, visi kažkaip dėjo savo tą energiją ir dėjo savo geras mintis ir mums žiauriai gerai sekėsi. Šiaip mes iki finalo nuėjom ir ten vos ne ant ribos buvo, kad mes neišvažiavom. Nu, kitą kartą. Kaip įdomu. Ta visa Eurovizinė scena ir tas jaučiu jaudulys ir laukimas. Jo, ten tai buvo, bet šiaip su Eurovizija man koks yra dalykas, kad aš, pavyzdžiui, nežinau, nebesijaudinu eidamas į tūkstantinės minias dainuoti, o Eurovizijoje aš turiu tą kažkokį tokį jaudulį, nes tai atrodo, kad yra tos 3 minutės, per kurias tu turi viską atiduoti, turi viską padaryti, tau viskas turi 100% pasisekti ir kažkaip automatiškai biškelį tave varžo ir tu negali savęs atiduoti tiek stipriai, kiek tu galėtum ir norėtum. Tai aš stengiuosi irgi su to dirbti, kad negalvočiau, kad viską pameščiau, prisimenu net ir paskutinius kartus taip pat, kai jau, tai stengiuosi atsiriboti, bet vis tiek kažkiek tai yra to. Ir labai labai sunku. Sako, kad jeigu tu eini ant scenos ir tu jaudinės, tai čia yra geras dalykas, nes jeigu nesijaudintum, tai būtų kažkas blogai. Pritarė ar nepritarė tam? Jo, bet čia yra labai du skirtingi dalykai. Yra jaudulys ir stresas turbūt. Tai kai tu jaudinės, jo, kažkiek, tai yra taip, tai yra atsakomybė, tu jauti ją prieš žiūrovus, tu jauti ją prieš save ir tu nori viską padaryti kaip gali geriausiai, bet ten manau, kad biškelį buvo ir tokio streso, kuris va tave stabdo ir tu tikrai negali atiduoti visko iš savęs. Kaip šiaip žmogui, kuris jaučia jaudulį, kuris perauginėja stresą, kaip jam su tuo tvarkytis? Tikriausiai kiekvieno kelias individualus, bet gal kažkokių patarimų turi, ar gal kažkas to praktikoje padėjo? Manau, kad taip, kad kiekvienas turi skirtingai prie to prieiti, bet šiaip apskritai visi šitie dalykai tai yra čia. Ir dar gal čia kažkur. Jo, bet žinok, iš čia ateina ten. O ne iš čia ten, iš čia ten. Viskas yra čia. Tarsi, kai čia susitvarkai ir čia yra visur viskas labai gerai. Tai man tiesiog padėjo pasistengti negalvoti, pasistengti palikti tas mintis už savęs ir pasistengti visus tuos pozityvius dalykus pastatyti pirmą, tų, kurie yra negatyvūs, tai ta prasme, kai galvoji, kas galėtų blogiausia nutikti, palieki už savęs, o priekyje pastatai tai, kad tu darai tai, kas tau žiauriai patinka, tu dabar turėsi patį geriausią laiką, nes tu esi ten, kur tu nori būti. Ir kažkaip man šitas padėjo ir visą laiką ties visais dalykais gerai kažkaip pakratyti ir susidėlioti tos dalykus, kurie yra svarbus, kurie yra pagrindiniai ir tada pasistengti palikti visą, kas tave neramina, kažkur už savęs. Ir išmesti savo už galvos. Kažkur ant savęs. Bet čia tikriausiai toks dalykas, kur teoriškai lengva pasakyti, o taip. Visas Bet detalės. kaip ir to pačiu, ta prasme, niekas negali turbūt to padaryti, tik tai pats. Aš dar šiek tiek norėčiau sugrįžti, nes tu labai gražiai prisilietei prie universiteto. Vis tiek ir pas mus kūrybinių industrijų fakultetai yra labai skatinamas ir komandinis darbas, kaip tu ir minėjai, kuomet skirtingos širdis ir smegenys susijungia ties bendrais projektais. Ir iš tiesų yra duodama laisvė. Labai gražiai pasakė apie tą, kad duodama laisvė, bet taip pat ir pakreipiama į pusę, nes visiškai laisvai galima paskesti irgi. Jeigu, kaip čia paklausus, dabar galvoju, tam pramoginiam, tam kūrybiniam industrijų pasauliu, koks aspektas galvoji, kad yra svarbus ar gal vertas išskirimo, ar tai būtų gal medijos, ar komunikacija, ar technologijos, ar vadyba? Jeigu dabar būtum studentas, paklausiu, tai ką tu rinktumės iš šitų dalykų, jeigu galėtum dabar dar savo žinių bagažą praplėsti? Šiaip žinai ką, aš neseniai pagalvojau, kad aš vokalų mokyčiaus. Vokalų? Jo.
Ir net pagalvojau, kad aš gal geriau ir galėjau eiti mokytis vokalą, nors tada atrodė, kad man visiškai nereikia ir aš papildomai tai galėsiu išmokti, nes šiaip vokalo subtilybės tai yra be galo sudėtingas dalykas ir jis na, turbūt visos ir jis absoliučiai yra tos, kurias tu gali gilinti, nežinau, visus metus, kiek tu tik tai esi ir kiek tu nori. Bet vokalas irgi yra iš tų, kur na, yra nelengva turbūt padaryti taip, kad tu jau galėtum jaustis ir būti 100% visada užtikrintas, kad ten nenuslys nei viena nata, kad laikys tą patį kvėpavimą, kad viskas yra vietoj ir pozicijoje. Tai visai norėčiau pasimokyti, žinok, šito turbūt. Na ir tada interjerų dizaino. Jo. Čia fainas dalykas, interjerų dizainas šiaip labai svarbus dalykas iš tiesų. Nu, nes jeigu tu, tarkim, atini, nu gerai, čia aš taip dabar įsivaizduoju, bandau, jeigu atsistoja ant scenos ir ta scena yra tiesiog, biškai išpuvusi. Taip, klaiki, baisi tiesiog, pavyzdžiui. Kada paskutinį kartą lankys baisioje salėje? Buvo čia gal neseniai? Tikiuosi ne per šitą turą, kuris dabar. Ne. Šiaip visos tiesiog kultūros centrų salės yra puikiausiai sutvarkytos. Tikrai puikiausiai, tikrai. Ir na, beveik visose geriausios sistemos pagabintos, ta prasme, kai kuriuose net mūsų garsistas yra šokė atvažiavęs, kad ten, nežinau, arenos tokių neturi, kaip turi kultūros centrai. Tai tikrai viskas ok. Ne salė turbūt gal apskritai buvo renginys ir ten buvo viskas, nu, žemiau plintuso lygio, o šito profesionalumo. Ta prasme, ten iki tokio, na, apskritai, ta prasme, kad ta scena ten miniatiūrinė ir ten stogelis kreivas, šleivas ir ten visa kita, tai čia viena. Bet buvo dar taip, kad mes važiuojam ir garsistas ten, kuris, na, čia dar tais laikais, kai nesiveždavom savo garsistą, bet buvo nelabai daug, ačiū Dievui, bet tikrai buvo tokių skausmingų pamokų, kuomet supratom, kad be savo garsisto mes nebevažiuosim, nes, na, tiesiog gali vykti visiška tragedija. Tai ten buvo taip, kad, na, muzikantai gal mane labiau supras. Mes važiuojam ir visų pirma, mes, nu, aš jau senės beveik deduos ir laukiu, kol man duos stotelę į Neiro. Ir sako, kokią stotelę? Nusakom, nu, mes kaip ir kalbėjom, kad Gabrielius dainuos vis tiek su Ineirais. Ne, mes tokių dalykų čia neturim iš vis. Ok, tai tokia pradžia buvo. Tada jisai sako, o Gabrielius dainuos gyvai iš vis kažką. Mes žiūrim, galvom, ok, tai čia va toks yra. Tai tada mano brolis sako, nu jo, jisai viską dainuos gyvai. Viskas, sako, supratom. Tada jau matosi stresas, jų akise, nes žmonės nesupranta, ką reikia daryti. Jo, nes net nebuvo pastatyta absoliučiai jokio monitorio priekį, iš kurio aš kažką girdėčiau. Yra tik tai kolonėlės iš žiūrovus 2. Bet jos nebuvo JBL kolonėlės. Nu, nebuvo JBL, bet ten, ta prasme, buvo, nu gerai, dydis tai gal nėra dar labai svarbu, bet ta prasme, kad ten ir amžiaus, ir kokybės, nu, klaiku. Ir sprendimas buvo toks, kad vieną iš tų kolonėlių man atsuks. Iš tų, kur abi turėtų būti nusuktas žmogus. Ir aš sakau, Ostui, blema, sakau, nu, jeigu dar čia toksai baris, kad mes važiuojame iš čia košmaras bus tiesiog. Ir tada atvažiavo kažkoks to miestelio muzikantas, kuris savo furgonę turėjo įvairiausių ten kolonėlių, aparatūrų prisidėjęs visko, jisai greitai mums pajungė ten monitorius, viską sutvarkė, na tai kaip galėjo būti gerai, tai ir buvo gerai, kiek įmanoma, tai aš dėjau, kad pavyko sutvarkyti. Ačiū Dievui, nes, kad atsirado. Jo, bet ten buvo vienas toks prasčiausiai ir atrodančių ir beskambančių koncertų. Kad labiau suprastų tokį ir renginių pasiruošimą, ir procesą, ir mastą, tu ne vieną kartą jau minėjai garsistą, paminėjai brolį, bet šiaip gal iš to vėlgi pramoginio pasaulio, kas sudaro tavo komandą? Garsistai, vadybininkai, komunikatoriai, man įdomu, iš kiek dėlionės detalių tas paveikslas yra sudėliojamas. Šiaip, kuo toliau, tuo daugiau žmonių prisijungia į komandą. Ir anksčiau tai mes būdavom vos ne, tik tai aš ir brolis, tai vadyba mano ir viskas, bet tada tam pačiam broliui jau pritrūkdavo laiko ir jis nebespėdavo visko sutvarkyti, tai prisijungė prie komandos papildomi žmonės, kurie irgi ir už tą pačią komunikaciją labiau atsako ir bendrauja dėl koncertų. Tai yra ta vadybinė pusė, jo ir komunikacijos. Tada iš grupės pusės tai yra visi muzikantai. Tai yra
klepistas, yra gitaristas, bosistas, būgnininkas. Tai va yra 4 muzikantai, kuriuos turim ir dabar va vežiojamės kartu su savim per visą kelionę per Lietuvą. Jo, tada yra garsistas ir garsisto padėjėjas dabar šiuo metu. Taip pat turim apšvietėją ir apšvietėjo padėjėją, kurie važiuoja visą laiką. Turim daug šiaip rekvizito mes šiame koncerte. Tai už rekvizitą atsakingi irgi apšvietėjas su savo padėjėja ir kartu visą laiką atveža ir sustato viską į vietas. Tai vat kažkur tai... ir dar yra tiesa filmuotas ir fotografuotas. Norėjau Tai dar klausti, žmonės. videografai Jo, vis tiek yra. jo. Nes vėlgi atėjus į svetainę tave pasitinka iš karto vaizdo įrašas. Ir kažkaip toj komunikacijai vaizdo įrašai man atrodo labai svarbu, nes tu pamatai ir garsą, ir vaizdą, ir nuotaiką, ir naratyvą, ir istoriją, ir per 10 sekundžių, mano subjektyviom 4 akim, tu susidarai vaizdą apie atlikėją ir ta komunikacija yra tokia žaibiška ir efektyvi. Taip, visiškai taip. O kaip dar komanda, kaip dar tavo brandas, vadinkim, kaip jis dar komunikuoja, kokiais kanalais? Tai turim visus tos pačius pagrindinius, tai yra Instagramas, tai yra Facebookas, TikTokas, paslinksmiausias. Tokia nesąmonė. Šiaip aš toks, tai ne TikToko žmogus, man tai yra, žinok, kita planeta tenais, aš nesupratau. O kodėl? Visų pirma, turbūt pradedant nuo turinio, kad jis yra, nepriepiamas tiesiog. Tu niekada nežinai, ką tu pamatysi ir ką tu ten gali surasti. Ir kaip žmonės yra tai atradę tiesiog, bet aišku, šiaip labai džiaugiuosi už juos, nes man atrodo, gal tai yra tai, ko jiems trūko, pavyzdžiui, gyvenime ir jie puikiai gali save ten išreikšti. Aišku, baisiausia būna tai komentarai, klasiškai, bet čia ar Facebook'e, ar TikTok'e. Facebook'e ir TikTok'e baisiausia būna. Turbūt, nes ten kažkaip susirinkę gal tam tikri žmonės. Facebook'e vis tiek ten gal vyresnės auditorijos kažkokios. Žinok, ne tik vyresnės. Nuo amžiaus nepriklauso, ar tu esi... Jo. Tai va. Tai va šitas yra įdomus, bet aš kažkaip labiausiai nuoširdžiai man yra Instagramas mieliausia platforma, aš turbūt užaugus su Instagramu ir kažkaip visą laiką savo turinį mieliausiai ten dėdavau ir mieliausiai ten komunikuodavau su visais. Tai daugiausia komunikacijos, mes spėčiau, kad ir vyksta. Vis tiek čia šiais laikais toks populiariausias. Jo. Mano asmeniškai taip. Bet per Facebooką taip pat yra nemažai komunikacijos, nes vis tiek daug kas mėgsta ten parašyti, paklausti kažko dėl tų pačių koncertų, dėl pasirodymų. Tai ten labiau visą laiką bendrauja jų mano vadyba ir už komunikaciją susiję žmonės. O Instagramas dažniausiai yra ten, kur aš jau viską veikiu. Dar turėjai paminėti YouTube'ą, nes aš buvau įsijungęs muzikinius klipus pasižiūrėti, ten prieš 3 savaitės įkeltas ten buvo ar kažkoks ir komentaruose žiauriai daug faino palaikymo. Taip. Ir tiesiog žiūri, Gabrielius Vagelis atsako į komentarą, ten buvo, kad Gabrieliau, jūs ten kiekvienas gabalas hitas ir tu sakai, o ką man švaistyti jūsų brangų laiką? Žiauriai gerai. Tu prasme, ir man labai gražus momentas, kada atlikėjas taip tiesiogiai komunikuoja su savo fanais, realiai. Taip. Man atrodo, ir jiems yra žiauriai smagu, kai jie gauna dėmesio tiesiogiai iš žmogaus, kuris jiems patinka, kurio jie klauso. Tai tikrai dar būna labai juokingi momentai, kai norisi atrašyti visus piktus komentarus. Bet čia tokia nuotaika būna įsijungia, ir tada važiuoja. Tada per visus tiesiog iš eilės kas nors būna. Ir tada jau brolis sako, gerai, gal užteks. Bet būna, kad ir jisai irgi mėgsta atrašinėti. Tai mes ten taip pam pasiskirstam. Čia turi kažkokį terapinį poveikį? Turi, žiauriai. Na? Aišku, kad turi. Tai jos dar biškelį išvaryti iš proto papildomai. Tikrai turi. Man tai labai patinka. Man įdomu, kur yra ta riba, kiek tu žmogų gali išvaryti iš proto. Šiaip, žinok, dar nepasiekiau tas ribos, manau. Bet kažkada tikrai bus pasiekta. Jo, bet vis tiek tas viešumas, kaip dabar ir prisilietam, tad vadinkim, turi savo kainą, nes negali būti žinomas ir nepastebėtas tam tikrų grupių, kurios vis tiek skleis neapykantą. Tai, nežinau, vis tiek buvo užsiminęs, jog dabar daug geriau su tuo tvarkaisi negu anksčiau. Kaip ta kelionė, kaip jinai atsirado? Ar tai tiesiog su laiku buvo ir tiesiog vis matydavai, kad neverta ten ginčytis, pyktis arba priimti širdį per daug aplinkos nuomonę? Tai buvo turbūt kiekvieną kartą, kai
va, taip pat apsirengi kažkaip kitaip, ar kažkokį tą klipą padarai tokį, kuris tau atrodė labai fainas, o vat kitiem kažkam netrodo. Ir tada visą laiką tos svarstyklės būdavo atsiranda, ar gerai, kad aš taip darau, ar reikėtų vis dėlto taikytis prie žmonių. Ir kiekvieną kartą taikytis prie žmonių buvo numetama į šoną ir daryti tai, kas labiausiai patinka, nes, na, taip, aš esu čia ir aš esu toks, koks esu tik dėl to, kad aš dariau tai, kas man patinka ir neklausiau kitų nuomonių ir nebandžiau pristaikyti. Nes apskritai bandymas pristaikyti tai turbūt yra silpnumo bruožas, bent jau man taip atrodo, ypač šitoj vietoj. Taip, tai yra saugu. Jo, būtent. Būtent. Ir tai yra visų pirma neįdomu, tu prarandi save ir kam reikia 55 vienodų atlikėjų. Aš manau, kad Absoliučiai niekam. Ir kam reikia 55 tokių pačių vadybininkų, komunikatorių, apšvietėjų, galbūt irgi rekvizitų tokių pačių. Na, čia toks bandau privesti, kad tai yra visa. Taip, tiesa, bet iš kitos pusės gal ir reikia žiūrint iš profesionalumo pusės turbūt. Jo, nes čia gal yra taip, kad kai vienodas atlikėjas, tai tu nenorėsi į jo koncertą, bet pavyzdžiui, kai tu renkiesi apšvietėją ir tu žinai, kad jis vienodai geras ir taip pat gerai dirba, tu tikrai paimsi. Čia gal biškeliai, jo, skirtingi dalykai jaučiu. Bet taip, tu pasirinksi tą apšvietėją, kuris gal neįtikėtinai gražiai ir nuostabiai tave apšviečia, kuris nei vienas kitas taip nešviečia. Tai čia gal irgi toks. Tada grįžimas, kad jo, gerai išsiskirti, bet labai gerai, kai esi tam pačiam profesionalumo lygiui. Ar buvo, kad, vadinkim, tavo buvimas viešoje erdvėje, gal nukentėjo arba kažkoks brandas, gal pardavimai nukentėjo vien dėl to, nes buvai autentiškai savim. Nes toks jausmas, kad žmogus, kuris autentiškai yra jisai prisims ir to laurus, ir to purvinąją dalį vis tiek. Neišvengiamai. Taip. Aš negaliu palyginti, aš neturiu žinok su kuo palyginti, nes Labai geras dalykas. Nes kiekvieną kartą aš tiesiog elgiausi taip, kaip aš norėjau elgtis ir aš nežinau, kaip būtų buvę, jeigu nebūčiau taip daręs. Tai ar nukentėjo, ar tai buvo pliusas, man sunku pasakyti. Ir kai rašai dainų žodžius, vis tiek pačios temos, jos irgi yra apie tai, kas tau yra aktualu. Tava, super. Nes buvau girdėjęs interviu ėmė iš amerikiečių reperio J. Cole. Ir jisai akcentavo, aišku, Amerikos rinka daug didesnė, bet jis akcentavo tą Panaši. Klausy, tokiam kaip tu, kaubojui Lietuvoje. Būtent. Ja, iš tiesų. Tai jisai sakė, kad tas konceptas nusidurninimo, kad jisai kaip tik pabrėžė, kad kartais Amerikos rinkoje jisai turėjo nusidurninti, jis negalėjo repuoti, rašyti savo žodžių ar ten elgtis tam tikrų būdų, kaip norėjo iš tiesų, vien dėl to, nes tada tiesiog būtų mažiau pelno, mažiau pardavimų, mažiau galimybių, mažiau sutarčių galimai. Ir jis turėdavo netgi šiek tiek, nusidurnint, kad pritap prie minios. Jo, tai pačioje Amerikoje, man atrodo, kad tiesiog yra apskritai labai daug tų atlikėjų ir labai daug pavyzdžių, su kuo tu taip pat turbūt gali lyginti ir žiūrėti, kad, pavyzdžiui, žiūrėk, jam sekasi dėl to, nes jis daro taip, pavyzdžiui, kažkam gal mažiau sekasi, nes jis daro taip. O kadangi mes turim, tikrai nedaug turbūt tų atlikėjų ir ta rinka nėra didelė, tai kažkaip turbūt ir sunku palyginti ir pažiūrėti ir, nežinau, stengtis kažkaip tai save labiau varžyti ir bandyti tiesiog daryti taip, kaip kažkas kitas daro. Tai turbūt dėl to, nežinau, Lietuvoje, man atrodo, kad yra šitoj vietoj gal net ir paprasčiau tada, nes tu labiau gali daryti tai, ką tu nori daryti. Ir gal aišku ir dėl to, nes nėra gal tų žmonių, kurie nori iš tavęs tik tai išmelžti pinigus. Ir, kas yra blogiausia, kaip jis sako, jis turi taikytis turbūt dėl to, kad būtų jo didesnis uždirbimas ir pinigų tų pačių, ir visi būtų laimingi, o gal jisai visiškai nenori iki galo kartais to daryti ir jisai norėtų save išreikšti taip, kaip jisai nori save išreikšti. Čia šiaip labai graži mintis, kurią, kiek suprantu, dabar sakai, ko aš prieš tai net nebuvau pagalvojęs, kad atrodo, daug kas sako, Lietuvos rinka maža, sunku, bet dabar tu sakai, jog kaip tik, jeigu tu esi bent kiek išskirtinis, tai ta rinka labai pastebi tave, ar teisingai supratau. Taip, visiškai taip. Visiškai taip. Taip. Ir tavo karjeros pradžioje tas irgi jautėsi, ne? Kad tokia lokali auditorija ir iški asmenybė. Bandau suvės galus dabar pats. Jo, tikrai taip. Aišku, turbūt pačia pradžioje irgi savo neleidau tiek, kiek dabar leidžiu.
nes tau reikia pasimatuoti turbūt, kiek žmonės tave priema, kiek tu gali atrasti tų klausytojų, nes, na, bet kokiu atveju, mes vis tiek, na, kad ir kaip galim sakyti, kad tai darom dėl savęs, bet vis tiek darom ir dėl klausytojų, nes, na, jeigu nebus klausytojų, mes savęs realizuoti visiškai negalėsim. Tiesiog reikia turbūt atrasti tą klausytoją ir tada suprasti, ar tau užtenka, ar tau yra pakankama tai, ką tu turi ir tu gali daryti tokius dalykus, kokius tu nori, ir leisti tokią muziką, atrodyti kaip tu nori, ar tada tu, nežinau, nori siekti tos didesnės minios, tai tave darys laimingesnį, bet tada turėsi atsakyti savęs. Tai aš kadangi irgi stengiuosi savęs nesakyti, bet dėl ko labai irgi džiaugiuosi, kad kiekvieną koncertą ateina, na gerai, gal tikrai ne pusė, bet koks vos net trečdalis pirmą kartą žmonių. Ir aš galvoju, okei, tai vis tų naujų žmonių atsiranda ir ateina, nors atrodo, aš jau tiek metų su scenoje ir jau bet kokiu atveju visi turėtų žinoti. Ir jeigu kažkas mėgsta mane, tas ir ateina į koncertus ir tikrai jau yra beveik visi buvę. Ir tada kiekvieną kartą pamatau, kad vis kažkokių naujų žmonių ateina. Ir tas be galo žavi. Tai reiškia, kad gerų kelių einu vis dar. Tai kad padėt taškas autentiškumu, jeigu esi autentiškas, pritrauksi savo auditoriją, savo žmonės, svarbiausia išlikti tiesiu savo. Nes toks jausmas, kai pridedi žodį prie kūrybos industrija, tada ta, biškai toj laisvėje atsiranda pribojimai ir vis tiek nenori, bet kartais... Verslas. Verslas, jo. Tai bet kokia atveju yra verslas, tiesiog pasirinki, kokį tu tą verslo modelį nori daryti, turbūt. Supratau. Bet tau verslo modelis sekasi? Man atrodo taip. nes iš šono žiūrint pagal viską irgi panašu, kad labai sekasi. Šiaip kai pagalvoju, tarsi aš be galo džiaugiuosi ir turiu tiek daug šiaip. Ir pagalvoju tai tada, kai pradedu save lyginti su kažkuo, kas man atrodo gal turi daugiau. Ir čia yra pats blogiausias dalykas, koks tai gali būti. Apskritai lyginimas su kažkuo, tai kiekvieną kartą yra savęs smūgdymas ir tu niekada negali su nieko pasilyginti, nes mes visi esame individualūs. Nė vienas nėra toks pat ir tu niekada negalėsi būti toks, kaip yra kažkas. Tai kam bandyti to siekti, jeigu tai yra nepasiekiama? Visiškai nėra jokios logikos. Jo, bet šitam informacijos amžiui yra labai daug stimulo, kuris mus ragina, pažiūrėk, kaip šitas atrodo, čia šitas atostogauja, čia šitas kūrybinį projektą išleido, o tu guli lovai ir taip scrollini ir galvoji, ką aš darau? Taip, tikrai taip. Ką tokiam žmogui pasakytų? Keisti dalykus, tiesiog keisti. Telefonai šona biškai. Pavyzdžiui, aš jauriai stengiuosi irgi neimti ir nežiūrėti, ta prasme, arba įsijungti tokią, kad tu pasidžiaugi už kitą, bet ne tai, kad save norėtum ten, na gerai, tai galėtų būti kaip ir tavo kažkokia siekiamybė, pačiam patirti, pačiam nuvažiuoti, pačiam kažką padaryti, bet irgi, kad tai nebūtų, kad aš noriu identiškai, aš noriu visko taip turėti. Tai turbūt jo, esminis dalykas yra tiesiog daryti ir pradėti nuo savęs, tada keisti dalykus, kurie tau nepatinka, bandyti surasti savo mėgiamus ir Dieve, koks yra gražus gyvenimas, kai tu atrandi tai, kas tave džiugina, o ne bandai žiūrėti į tai, ką daro kiti. Bet tam reikia drąsos ieškoti. Universitetas tam irgi gera vieta. Šiaip taip, labai gera vieta universitetas. Net jeigu jūs vykstate į Londoną, kur jums visiškai nepatinka, tai irgi labai daug duoda. Tai yra labai gera patirtis, be abejo taip. Aš buvau prisilietęs prie muzikinių klipų temos, nes man teko peržiūrėti, dėl to aš tave kaubojom ir pavadinau, nes jei neklystu, muzikiniam klipe ženklai. Taip. Tenais ten. Taip, yra cowboy. Kaubojaus kepurė, ilgi plaukai, labai gražus ten kadrai ir šiaip taip. Žiauriai mėgstu tą klipą. Toks estetiškas, vėl grįžtant prie to, man žiauriai jisai patinka, tikrai žiauriai. Ne, bet iš tiesų aš irgi žiūrėjau ir taip galvoju, wow, čia toks įspūdingas klipas. Tarp kitko, filmuota prie irgi šio ekrano. Aš net nežinau, prie šio ekrano filmuota. Taip, ženklai yra filmuoti čia. Geras, jėga. Taip. Eina savo. Jo, kur ir žirgas stovi su ten laukas, saulė leidžias. Ne, kur saulė leidžiasi yra natūralus kadras iš lauko. Jo, čia viskas labai gražu. Bet čia žirgas važiavo ir kur, pavyzdžiui, raudonas visiškai fonas ir arba debesis tokie eina per visą foną, tai ten buvo žirgas atvežtas čia. Geras, eina savo. Nes man šiaip įdomu, kaip yra nusprendžiama, tarkim, išeina albumas ir kaip nusprendi, kuris kūrinys gaus tą klipą. Gal kažkas patarė, gal tu pats sprendi, gal nežinau. Šiaip dažnai paklausai ir
ir kitų nuomonių, bet tada finaliai vis tiek sudėlioji pats. Tu jauti, kuri daina, ne visada tu pajauti 100% ir tai nebūtinai pasiteisina, bet didžiąją dalį laiko vis tiek pajauti, kuri daina yra ta, kuris skambės plačiai ir kuri gal yra ta, kuri yra labiau nišinė ir į kurią turbūt, na, kad ir kaip bebūtų gaila, neverta investuoti pinigų, nes, na, klipai kainuoja žiauriai daug. Ir ypač, kai, nežinau, nori kažką pasidaryti pakankamai paprastai, kažkokia idėja ir žiūrėk, kad ten tos kainos auga su kiekvienu pridedamu dalyku. Sakai, labai daug kainuoja, tai yra visiškai investicija. Man daug kartų yra buvęs su muzikos kūrinys, kad galbūt yra kūrinys, kurio aš pats neklausyčiau, arba jis manęs neužkabintų, bet jeigu aš kartu žiūriu su vizualia medžiaga ir girdžiu tą audio takelį, tai man tada klikina ir tada man norisi sugrįžti, pavyzdžiui. Tai šiaip tavo karjerų ir tavo patirtyje, ar dažniausiai muzikiniai klipai atsiperka? Nes kiek žiūrėjau pagal pasiekimumą, atrodė daug ir įspūdingai, bent jau YouTube'ės terpiai. Koks pusė? Pusė. Sakykime. Tikėjaus daugiau, šiaip nemeluosiu. Nėra daugiau. Nes, na, tų perklausų tikrai turi būti daug tam, kad tas klipas atsipirktų. Tai pradžiai perklausos, tada... Ai, ne, supratau. Tai tas pats, peržiūros perklausos, jo. Čia visiškai apie tą patį. Na, bet labiau turbūt jo, kaip tu sakai, peržiūros, nes videoklipo niekas neklauso, jį žiūri. Bet dažnai žmonės klauso ir tiesiog per tą patį YouTube pasileidė klipą, bet niekada jo nežiūri. Tai tikrai nėra taip, kad ten, nežinau, milijonai žmonių nori pažiūrėti klipą dar kartą, tai jie pažiūri ten tos porą kartų ir dažniausiai tik klauso jau po to. Jeigu tai paslaptis, tai tikrai neatsakyk, bet man labai įdomu, norint pasigilinti tą pasaulį, tą perspektyvą pagauti. Tarkim, Gabrielius Vagelis, ženklai, muzikinis klipas. Ar galėtum atskleisti bendrą apytikslę kainą viso klipo? Dabar, žinau, geras klausimas, bet kažkas panašiai gal apie 7-8 tūkstančius. Oho, kaip įdomu, kažkaip vėl daugiau tikėjaus. Ne? Aha, aš tikėjaus daugiau asmeniškai. Bet aš tų kainų matai nežinau, bet pagal tai, kokį jausmą suteikia, įspūdį paliko ir visas camera workas ir backgroundai ir panašiai. Ten gerą draugą turiu, kuris daro nuolaidas, Pijus Vėberis toks. Tai jisai mums daro specialias kainas, linkėjimai Pijui. Ačiū Pijui. Jo, ačiū Pijui, tikrai. Taip, nes tai kainuoja turbūt dar daugiau, bet kokia atveju vis tiek ta suma, na, ji nėra maža, ypač kai tų klipų yra ne vienas ir ne du. Ok. Ar buvo tekę su klipais, kada reikėjo ieškotis komandos iš visiškai nuo nulio? Ta prasme, kad jokių pažinčių, tarkim, ir ten reikia susirasti. Tai pačioje pradžioje gal turbūt labiau taip ir buvo, bet žinau, gal netgi irgi ne, nes labiau, kad buvo taip, kad mes sutikdavom kažkokį tai žmogų, su kuriuo pabendraudom, gal net jisai irgi pradėjo, ta prasme, pradėjome užmegzti ryšį ne tik darbinį, o tiesiog kaip draugai būti ir tada, žinai, kad tas žmogus užsiema būtent, pavyzdžiui, klipais tais pačiais ir jisai pasiūlo kažkokią idėją, arba tu pasiūlai jam. Tai kad nuo nulio, žinok, ne. Yra kažkokių buvo kartų, bet labai nedaug. Bet vis tiek kažkokie kontaktai. Jo. Pradžiai. Tai klasiškai, ta prasme, jau ypač, kai ateini į jau, nežinau, 20-30 klipą, tai tu puikiai žinai jau visus, su kuriais esi dirbęs, su kuo tau patinka dirbti, su kuo gal ne visai. Ir tada tiesiog kreipiesi į tuos, su kuriais jau tik, kad bus geriausias rezultatas. Su kuriais bus geriausia. Aš irgi iš savo studijų turiu keletą grupiokų, kurie iki dabar susitinkam, kažką nufilmuojam ir taip, per pažįstamus ir per tokias jaukias intimes, vadinkim, tokias jaukias pažintis. Aš įsivaizduočiau, kad tavo komandai irgi yra daug žmonių iš anksčiau minėjai, broliai. Jo. Nu tai va, pavyzdžiui, to pačiu Pijum, turbūt mano pusę klipų yra nufilmuotų kartu. Nes mums tiesiog yra labai gera dirbti kartu, jis puikiai mane pažįsta, aš jį puikiai pažįstu, žino, ką aš mėgstu, ko aš nemėgstu, kurie rakursai geri, kurie negeri. Ir tiesiog mums labai lengva dirbti kartu. Geras. Tas susidirbimas muzikinėse klipuose iš ties, sakyčiau, kad svarbu. Ypač, kada žiūri tai kaip investicija ir nori efektyviai tai padaryti. Bet čia šnekant apie klipus. Dainos. Aš taip noriu paklausti apie dainos rašymo procesą. Ar turi ritualą kūrybos? Pavyzdžiui, gal yra kažkas... Absoliučiai nieko. Nieko. Jokio ritualo. Jeigu tai ateina, tai ateina. Taip. Neturiu aš tų ritualų, nei lipant prieš sceną, nei prieš kuriant kažką, nežinau. Niekada negalvojau, kad man jų reikia, niekada kažkaip jų nesusikūriau ir taip ir liko, kad ne. Bet
Anksčiau, pavyzdžiui, būdavo taip, kad mėgstu atsisėsti prie instrumento, kai kažkoks įkvėpimas ateina ir pagauna. Ir tada norisi tiesiog prieiti. Ir dėl to turbūt pirštai dėliojasi ant instrumento ir pirma melodija vis laiką man gimsta. Bet dabar pastaruoju metu būna taip, kad mes susitinkam su kitais žmonėmis ir kuriame kartu. Tai tas įkvėpimas tada tu pats jį atsineši. Jis nėra, kad ateina iš tavęs ir tada tu nori sėsti, bet tu žinai, kad eisi, tai vat, kažką įsivaizduoju, ką norėtum išreikšti ir tada tą įkvėpimą pats pasiemi su savimi kartu. Geras. Gražu girdėti, kad nėra tų ritualų. Ne. Nes kažkaip būna vieni atlikėjai ir kūrėjai, aš darau tą ir tą, aš turiu būti toks ir toks, kad man būtų tas ir taip. O tu sakai, čia žinok, jokio ritualo nereikia. Bet negi nėra netgi jokių poreikių, kurie turi būti patenkinti. Nu gal, ką žinau, ten pilnas pilvas, gal ten arbata, gal... Oi, taip, pavalgęs turi būti. Pavalgęs, kas dar? Jeigu alkanas negaliu. Gera kava turi būti, skani. Gera kava. Jo, skani kava. Turi būti ir šiaip žinai, kad ne, tiesiog turbūt jaukia aplinka, kas svarbiausia. Tikrai turi būti. Gal kartais ta jaukia aplinka gali būti ne visai tau įprasta. Gal kartais net ir ta muzika gimsta kitokia, kai tu esi aplinkoje, kurioje nesi dažnai, pavyzdžiui. Bet jaustis gerai, bet kokiu atveju jie turi, aš manau. Nes jeigu nesijauti gerai, arba, pavyzdžiui, net nesi su tai žmonėmis, su kuriais tu jautiesi gerai, tai automatiškai ta kūryba, jinai, tikrai nesigauna gerai. Bet tau taip pat teko dirbti, grįžtant prie to proceso, su prodiuseriais iš užsienio ir iš Lietuvos, spėčiau. Man įdomu tam pasauliu, kuom skiriasi galbūt mentalitetas, jei galėtum atskleisti, tarkim, Lietuvos prodiuserių ir užsienio. Su kuriais aš dirbau, nesiskiria. Jo, ir labai džiaugiuosi, kad pavyko atrasti žmonės, su kuriais mums puikiai sueina viskas. Ir tas pats turbūt skonio jausmas, kaip tai turėtų skambėti, taip pat ir kažkoks ieškojimas panašus ir tuo pačiu laisvė išreikšti nuomonę, nes tas irgi, man atrodo, labai svarbu yra, kad jeigu vienas ar kitas jaučia, kad kažkas galėtų būti kitaip, jisai tai iš karto ir pasako ir automatiškai tu apgalvoji, pasitari, pabandai arba nepabandai ir galvoji ir eini toliau. Nes būna ir taip, kad, nežinau, kad vienas kažkokias bando sakyti mintis, kitas iš karto automatiškai jas atmuša ir čia tada toksai gaunasi, kur irgi vienas kažkas yra pagrindinis, o kažkas yra toks šalutinis. Tai va tame kūrybos procese labai svarbu, kad visi jaustųsi gerai ir vienam lygiai. Ir tai tokia vienoje komandai. Jo. Man irgi atrodo, kad komandinis darbas turėtų būti ir paremtas tokia savitarpio pagarba. Taip, ir gal tokia. Absoliučiai, kaip ir gyvenime visi žmonės. Ir meilė procesui irgi. Taip. O ar turi dalykų, kurie vis dar tave riboja? Nes esi vienas autentiškiausių, vadinkim, ir mažiausiai apsiribojusių žmonių, su kuria man teko kalbėti. Bet net ir tokiam žmogui ir vis dar yra kažkas, kas riboja vis dar, į ką dar atsitrenkiama šiek tiek. To, ką aš žinau, ne. Gal yra ko nežinau ir kas riboja, bet jeigu sužinosiu, tai tada pasistengsiu tas ribas kažkaip pašalinti iš savo gyvenimo. Bet nežinau, nėra. Kokios yra baimės, kurios jeigu aplanko, tai kokios tai būna? Kartais ateina tokios, kad tai gal čia jau niekam aš nebeįdomus būnu, aš iš tie bairiai tokie ateina, bet čia žinai, kad ateina, kaip ir save lyginti. Ir tada ateina toks kažkoks nepasitikėjimas jau ir kad tai gal jau kiek čia 8 metų scenoje, gal jau visiems atsibodo ta mano muzika, tas pas ten per tą patį iš serijos, nors ir tai stengiuosi daryti ne tokią pačią muziką, o stengiuosi kaip tik labai atrasti naujų spalvų savy. Bet tada, kai baigiu lyginti save su kitais ir suprantu, kiek aš jau tikrai esu leisiu pasakyti, pasiekęs ir padaręs gyvenime ir kiek yra tai įrodančių tų pačių dainų, vaizdo klipų ir matau, kad žmonės mėgsta, žmonės dainuoja, žmonės jaučia, tai man atrodo, kad jau yra
labai daug dalykų, kuriais galiu džiaugtis ir kuriais džiaugsiuosi tikrai visą likusį gyvenimą, tai dabar galiu sau leisti daryti dalykus, kuriuos jaučiu tuo metu ir gal nebūtinai yra labai svarbu, jeigu dainos ar vaizdo klipo nežiūri vėl iš naujo milijonai žmonių, nes visų turbūt ir negali būti, kad žiūrėtų ir kad visi patiktų taip pat vienodai. Vis tiek yra etapai kažkokie, kurie eina ir praeina ir bet kokiu atveju, kaip ir sakiau, tų žmonių vis daugėjo koncertuose, tai suprantu, kad tada finale viskas yra gerai. Labai gražiai. Man žiauriai patinka, kaip aš paklausiu tavęs apie baimę, tai pasakei, bet tada labai gražiai, taip, išsivedžioji, vis tiek iki pozityvo ir iki Taip, nereikia jokių baimių. Pažaiskim, važiuojam. Aš buvau užsiminęs apie tą žaidimą. Aš tikiuosi, jis tau patiks. Tai yra originaliai mano kūryba. Fantastika, gerai. Tu žaidimų kūrėjas iš tikrųjų. Gabrieliau, mes turim. Taip. Čianais yra 10 visiškai atsitiktinių žodžių. Galėsim sužaisti gal 2 raundus, gal ne? Gerai. Gerai, pasižiūrėkim. Taip. Čianais yra 10 atsitiktinių žodžių. Aš noriu, kad tu ištrauktum, gal dar daugiau čia jų yra iš viso. Jo, dar daugiau. Aš noriu, kad tu ištrauktum keletą. Atsitiktinė tvarka. Ištrauk keletą. Gerai, ištrauk. Parodyk juos į kamerą ir gali perskaityti. Asfaltas. Pirmas yra asfaltas. Taip. Antras. Gerai. Gali arba nuo kelienų, arba iš čia. Nuo kelienų, ne, noriu čia. Antras yra kišenė. Kišenė. Ar mums reikia dar? Aš manau, mums reikia dar vieno. Gerai. Dar įmų šitą vidurinį. Gerai, žiūrim, ką turim. Bebras. Ir tai yra bebras. Taip. Aš klausiu, reikės sukurti dabar kažkokią. Aš klausiu tavęs, Gabrieliau, apie muzikos kūrimo procesą. Aš tiesiog negaliu tave čia turėdamas nepamatyti, kaip tai vyksta gyvai. Aš tiesiog norėčiau... O dar geresnių žodžių negali, čia surašyti. Aišku, čia dar yra geresnių, aš to prižadu. Ne, gerai. Lemtis lėmė, kad aš turiu šios žodžius. Taip, ir man reikės... Tau tiesiog reikia sukurti dabar labai trumpą hitą su šitais žodžiais. Hitą, be abejo. Nes viskas, ką mes čia filmuojam, bus hitas, tuo labiau, kai tave čia turim. Taip sakė tavo komentatoriai YouTube. Taip, teisingai. Viskas yra hitai. Taip. Gerai, palauk, dabar bent kažkaip... Kišenė, bebras, asfaltas. Aš galvoju, ką aš galvočiau. Jei ant asfalto guli bebras... Nu tai palauk, duok man. Čia man užduotis yra. Gerai. Kai... Bebras ėjo labai gražiai asfaltu ir tada sutiko mažą paltą. Palte tame buvo nedidelė kišenė, o kišenė jis rado didelę laimę. Wow, Gabrieliau. Valio. Ačiū tau labai. Šiaip tikrai tu genialų žaidimas sugalvojai. Ačiū, Gabrieliau. Ačiū tau labai. Labai dėkoju, Gabrieliau. Wow. Ir pažaist, ir prisilies prie su manim. Tavo... Prisilies ir pažaist. Ir prisilies prie tavo širdies ir kūrybos ir to viso pasaulio. Labai dėkojam tau. Jog atvykai pas mus į Vilnius Tech kūrybinių industrijų fakulteto organizuojamą Atlantų. Fakultetas, taip, ir puikiai idėja. Ačiū. Taip. Mes ruošiam labai daug tokių žmonių, kuriems iš tiesų tu esi autoritetas tam tikrose srityse. Ir labai gražu, kad sutikai atiduoti savo duoklę jaunai kartai. Kadangi jau susiaučia kaip ir mano namai, tai gerai sugrįžti kiekvieną kartą ir smagu sugrįžti kitam ampluo, pavyzdžiui, kaip šį kartą, tai ačiū tau labai. Buvo įdomu pasikalbėti. Buvo labai įdomu pasišnekėti. Labai tau ačiū. Ačiū tau. O jums, mėly žiūrovai, aš tik tai palinkėsiu būti įkvėptiems, nes jeigu kaubojus, kuris gyvena Lietuvoje, geba reikšti save ir iš to gyventi laimingai ir gerai, tai tą sugeba tikrai bet kuris kitas iš mūsų. Todėl darykite tai, ką sako jūsų širdis, domėkitės moderniomis kūrybos technologijomis, pasauliais, norėkite tapti tuo, kuo iš tiesų norite tapti ir atsiminkite, kad šiame dideliame kūrybinių industrijų pasaulyje, vietos pasaulyje atras tikrai kiekvienas. Nepamirškite prenumeruoti, spausti patinka, komentuoti, linkėjimus perduoti Gabrieliui Vageliui. Su jumis buvau aš, Kristupas Kazanavičius, ir iki kitų Atlanto balkonų epizodų. Čiau. Pas jūs bučkai jums. Ačiū čia.